tinka. Ir šioje giesmėje yra ir prašymas, tai, kad Dievo valia būtų mūsų gyvenime. Ir jeigu paklausčiau, ar Dievui patinka, kai mes gyvename jo valioje, tikiu, kiekvienas pasakytumėte, tai be abejo, jis būtent to ir trokšta, to ir nori, kad mes gyventume jo valioje, nes tai yra geriausia valia. Ir prisiminkime epizodą, kai Kristus jau prieš įžengiant į Jeruzalę, jau paskutinės jo žemiško gyvenimo šioje žemėje dienos, jis atėjo į šį pasaulį ir kaip raštas sako, pas savuosius atėjo, bet saviškiai jo nepriėmė. Ir taip, daugelis jo nepriėmė, būtent iš tų, kurie žinojo mintinai, labai gerai žinojo Senojo testamento pranašystės apie ateisiantį Mesiją, kuris išgelbės Izraelį, kuris surinks išblaškytą Izraelį. Ir tačiau daugelis jo nepriėmė. Ir likus kelioms dienoms iki to triumfuojančio įžengimo į Jeruzalę, Jėzus išreiškė tokį troškimą, savąjį troškimą, tokiais žodžiais: Jeruzalė, Jeruzalė, sako, kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Turbūt gal esate matę kažkur tai video epizodą, kai lietus kažkur kaime, kieme laksto ir višta, ir maži viščiukai, ir štai staiga lietus, ten žaibas trenkia, ir višta savo sparnus įskečia, ir tuoj visi viščiukai sulenda po tais sparnais slėptis ir nuo tų žaibų, ir nuo to lietaus, nes ten jie jaučiasi esą saugus, tokia prieglauda. Ir Jėzus sako, taip aš jūs norėjau surinkti, bet tu nenorėjai. Matome viešpaties norą, viešpaties troškimą ir matome nenorą, netroškimą tų, kurie neatėjo, nenorėjo. Ir jau prieš pat įžengiant į Jeruzalę, išvydęs miestą, Jėzus verkė ir kalbėjo, o kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę, dėja tai paslėpta nuo tavo akių. Ir to paties viešpats trokšta ir šiai dienai, kreipdamasis į visus žmonės, į visą žmoniją, o kad jūs suprastumėt, kas jums atneša ramybę. Matome pasaulyje, tai vienur, tai kitur, karo židiniai, ir susėda pasaulio galvos spręsti, kaip čia tą ramybę, kaip tą taiką pasiekti. O Jėzus sako, o kad tu suprastum, kas iš tikrųjų atneša ramybę. Be manęs jūs neturėsite ramybę šioje žemėje, po mano sparnais visi atrasite ramybę. Taigi matome tokį ir netikėjimą iš tų, kurie nenorėjo ateiti, ir aklumą iš tų, kurie nesuprato, taip ir negalėjo suprasti. Ir šiai dienai tą patį mes matome, kaip iš širdies ir kvieti ateiti pas Jėzų, kuris nori po savo sparnais surinkti kaip tuos viščiukus, ir kad atrastų tąją ramybę jame. Ir ne kiekvienas supranta, ne kiekvienas iš karto supranta, kažkam vėliau tas supratimas ateina, bet kuriuo atveju palaiminti tie, kuriem tas supratimas ateina. Taigi iš tikrųjų liūdna, kad Izraelio vaikai, daugelis prarado tą galimybę patirti tą tikrąjį džiaugsmą, patirti tą tikrąją ramybę, kurios suteikia viešpats, Mesijas, jo pažinimas, jo pripažinimas tuo, kuo jis esąs. Jis atėjo kaip Mesijas, nes jis ir yra Mesijas, Kristus, pateptasis. Ir štai ne visi tai pripažino, ne visi pažino jame tą, kuo jis iš tikro buvo ir yra. Taigi, prarado galimybę patirti tą džiaugsmą, ramybę, kurią suteikia jo gyvenimas pagal jo žodį. Ir taip pat liūdna, kai mes panašų vaizdą matome ir šiai dienai, kai žmonės praranda tą galimybę patirti tą patį tikrąjį džiaugsmą, tą pačią ramybę, kurią suteikia Kristus, jo pažinimas, jo pripažinimas, kuo jis esąs, Dievo sūnus, Mesijas, viešpats. Ir prisimenant praėjusio sekmadienio pamokslą, kurį brolis Ilja praeitą sekmadienį kalbėjo, tą istoriją apie sūnų Palaidūną, jo tėvą, tėvo meilę jam, kai sūnus paliko tėvą ir iškeliavo laimės, kaip jis suprato tą laimės ieškoti. Ir tėvas nelaikė sūnaus jėga, leido jam iškeliauti, nors tikrai širdis jam skaudėjo, tikiu, kad skaudėjo jam širdį.
Tačiau tėvas visada laukė sūnaus sugrįžimo, buvo pasiruošęs jį priimti. Tėvas norėjo, kad tasai sūnus galiausiai susiprotėjęs, supratęs ateitų, sugrįžtų pas jį mylintį tėvą. Ir Viešpats šiandieną nori, kad kiekvienas sugrįžtų pas jį, kaip tas sūnus palaidūnas ar dukra palaidūnė, kad sugrįžtų pas dangiškąjį tėvą, nes jam mes rūpime, jam rūpi mūsų gerovė, mūsų sielos likimas, mūsų likimas amžinybėje ir Dievo žodis mus pamoko, mums nurodo, kaip visą tai pasiekiama. Taigi Viešpats yra dalykų, kurių Viešpats trokšta iš mūsų, nori, mūsų laimiai, mūsų labui. Ir keletą iš tų dalykų noriu šiandieną paminėti, priminti. Galbūt juos ir žinome, bet kartais primirštame arba ne tiek primirštame, kiek imame galbūt mažiau dėmesio jiems kreipti, akcentuoti. Taigi Viešpats su pirma nori, kad žmogus pripažintų jį esant gelbėtoju. Jis yra mūsų gelbėtojas. Turbūt ne kartą, galbūt esate girdėję, kai kažkas, gal dar nebuvote įtikėję ir jums klausdavo, ar tu pažįsti Jėzų kaip asmeninį gelbėtoją. Jis tave išgelbėjo tave. Ir pamastykime, kam reikalingas gelbėtojas. Lengva yra tą žodį minėti gelbėtojas, bet jeigu mes iki pat kaulų smegenų nesuprasime tik giliosios prasmės, kam jisai reikalingas gelbėtojas. Gelbėtojo reikia kam? Kam reikalingas gelbėtojas? Kokiam žmogui reikalingas gelbėtojas? Atsidūrusiam bėdoje, kai tu gali kažkur taip pat savo padėti, kame nereikalinga tau pagalba, tau ir gelbėtojas tame nereikalingas. Gelbėtojo reikia atsidūrusiam bėdoje, tokioje bėdoje, iš kurios pats negali išsigelbėti. Pats nepajėgus ten sunkia spintą užnešti 4 aukštą, tau reikia pagalbininko, kaimyno, kad padėtų. Čia toksai paprastas buitinis pavyzdys. Žmogus skęsta vandenyje, viskas, nebegali, kojo mėšlungį sutraukė, jau skęsta. Jam reikalingas gelbėtojas. Ne po 5 minučių, ne po pusvalandžio, dabar šią akimirką jam reikalingas gelbėtojas. Ir žmogus skęstantis šaukė, skęstų, gelbėkit. Taip, jis suprato, atsidūrė bėdoje ir suprato, kad be gelbėtojo jis niekaip neišsigelbės. Arba kažkur tai degančiame name, 3 aukšte, įstrigęs žmogus, nebegali išbėgti ir jis langą pradaręs šaukia, gelbėkit, kad kažkas pribėgtų ar kokį ten kelis storus čiužinius sumestų. Geriau iššokti, koją susilaužyti, negu sudegti gyvam. Bet jis supranta, jis pats jau nebegali įsigelbėti, jam reikalingas gelbėtojas. Ir ne po valandos, kai visas namas sudegs, o dabar, čia ir dabar, šią akimirką jam reikalingas gelbėtojas. Kurie esate vairuotojai, kažkur tai kaimo keliais važiuojate, įklimstate, ir viskas, užbuksavote nei pirmin, nei atgal. Ir štai eina žmogus į kaimą ieškoti kokio traktoristo, kuris su traktoriu galėtų jį ištempti. Ir ne po pusmečio jam reikalinga ta pagalba, o dabar jis važiuoja su reikalu kažkur tai į komandiruotę, negali vėluoti. Jam reikalingas gelbėtojas, kuris galėtų jį ištempti. Žmogus sergantis mirtina liga, jam reikalingas gydytojas, gydymas, vaistai, kurie galėtų išgydyti. Taip, jam reikalingas gelbėtojas. Ir štai mes prieiname prie pačios svarbiausios bėdos, problemos, pražuvęs nusidėjėlis. Jam reikalingas gelbėtojas. Bet štai, kai žmogus skęsta vandenyje, jis jau mato, kad skęsta, jis jau pradeda šaukti. Nesakys, ai, čia aš dar neskęstu, kol pradės su žuvim kalbėti. Bet štai, kas liečia nuodėmę, ne kiekvienas pripažįsta, kad jis yra nusidėjėlis, pražuvęs ir keliauja į amžiną pražūtį. Tačiau palaimintas tas, kuris pripažįsta tą apgailėtiną tragišką būseną ir ima šauktis pagalbos. Viešpatie gelbėk, kas šauksis viešpatės vardo bus išgelbėtas. Ir Luko Evangelijoje pasakyta, žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Ir tuomet kyla klausimas, o kasgi pražuvo? Iš 7 milijardų gyvenančių žemėje šiandieną žmonių, koks procentas yra pražuvusių? Kažkas sakytų, ten ta tauta rytuose pražuvę, arba vakarai ten supuvę pražuvę. Visi yra pražuvę, visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. O tai reiškia, kad absoliučiai kiekvienam yra reikalingas gelbėtojas. Ar kiekvienas tai pripažįsta? Be abejo, kad ne.
Taigi Kristus nori, jis trokšta, kad būtume išgelbėti, kad kiekvienas būtų išgelbėtas. Ir jis mirė ne už kai kurios, jis mirė absoliučiai už visus. Kaina buvo sumokėta už visą žmoniją, pradedant Adomu ir Ievą pirmaisiais žmonėmis, kurie jau šiandieną buvo paminėti. Visi, kurie gyveno iki Kristaus atėjimo, visi, kurie gyvena iki šios dienos ir visi, kuriems dar bus duota ateiti į šį pasaulį iki pat pasaulio pabaigos. Taip, ir todėl tas pripažinimas yra būtinas, kad esu nusidėjėlis, esu pražuvęs nusidėjėlis ir pats niekaip negaliu išsigelbėti, man reikalingas gelbėtojas. Išpažįstu, kad Jėzus yra visos žmonijos gelbėtojas. Noriu, kad jis mane išgelbėtų. Ir štai tikėjimu gelbėtoju Jėzumi Kristumi aš priimu tą išgelbėjimą. Taip kaip Paulius Efezo bažnyčiai rašydamas sako, mes esame išgelbėti, štai ir rašyti šie žodžiai, malonę per tikėjimą, ne iš savęs, bet tai Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nesigirtų. Taip, ir Viešpats nori, kad mes pripažintume ir pažintume jį kaip gelbėtoją, kaip savo asmeninį gelbėtoją. Net šiaip, kad Jėzus išgelbėjo ten tuos gyvenančius prieš 2000 metų, Jėzus siūlo išgelbėjimą kitiems, bet ne man, aš jau toks nusidėjėlis, man jokių šansų nebėra, aš jau nevertas išgelbėjimo. Ne, Viešpats nori, kad kiekvienas asmeniškai pažintų jį kaip asmeninį gelbėtoją. Taigi prisiminkime, ką Jėzus pasakė, tiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, o tu nenorėjai. Pamastykime, kaip turėjo jaustis Jėzus, kai jis sakė tos žodžius. Tikrai širdį turėjo gelti ir ašaros turėjo būti pilnos ašarų. Kai žmogus ateina Viešpats Dievo Sūnus į šį pasaulį su pasiryžimu paaukoti savo gyvybę ir kažkas sako, man to nereikia, aš tavęs nepripažįstu, joks tu ne Mesijas, joks tu ne gelbėtojas, mes toliau lauksime tikrojo. Taigi nenorėjo. Kodėl nenorėjo? Nes nepažino jame esant tą, kuo jis iš tikro buvo. O tikintiems jį, klausantiems jo balso, Jėzus duoda nuostabų pažadą. Jono Evangelijoje tokie žodžiai pasakyti. Kai kalbėjo vieniems, kurie jo netikėjo, sakydamas, jūs netikite, nes jūs nemanosios avys. Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu, jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Niekas, absoliučiai. Toks tobulas saugumas. Štai, noriu jūs surinkti, ateikite pas mane, sako. Ir tas, kuris ateina, viskas, tu jau esi mano rankose, saugus. Taip, aš tavęs prievartą nelaikysiu, tu esi mano rankoje, jeigu tu taip nuspręsi, nusigręžti nuo manęs, išsiginti manęs, kaip tai tėvas tą sūnų išleido laimės ieškoti. Bet jokia išorinė jėga, joks priešas, joks piktasis, nei karas, nei badas, nei maras, kaip Paulius rašo laiške Romiečiams, negali atskirti nuo Dievo meilės. Taigi Dievas nori mūsų išgelbėjimo. Paulius rašydamas Timotiejui sako, kad Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. Jis nori, kad visi būtų išgelbėti. Visi. Absoliučiai visi. Bet tuo pačiu Dievas duoda laisvą valią. Kaip ir laisvą valią davė Adomui ir Ievai, kai Edeno sode buvo tas vienintelis medis, nuo kurio negalima buvo imti vaisiaus ir jį valgyti. Niekas prievarta nei Adomui, nei Ievai to obuolio į burną nekišo. Jie laisva valia tai padarė, kaip turėjo valią to ir nedaryti. Ir Biblija mus aiškiai moko, kad Jėzus mirė už visus, už kiekvieną iš mūsų, už visus pražuvusius, pagonis, barbarus, visus, kurie gyveno praeityje, kurie gyvena šiandien, kurie dar gyvensia ateityje. Ir kaip tam pačiam Timotiejui rašydamas Paulius sako, kad Jėzus Kristus atidavė save kaip išpirką už visus. Visus tai yra visus. Tai ne 99,9%, bet tai yra visi, absoliučiai už vieną. Ir žemėje nėra nei vieno žmogaus, už kurį nebūtų sumokėta toji kaina. Kristaus kraujo pakako
visos žmonijos nuodėmėms išpirkti. Taigi Jėzus mirė už kiekvieną iš mūsų, už mane, už kiekvieną. Kitas apaštalas Petras, 2 laiške tokius žodžius sako: Dievas nenori, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų, kad visi ateitų į atgailą. Kitame vertime vėlgi pabrėžiama visi. Taigi šansas siūlomas visiems, toji galimybė. Ir tai ne šiaip tik tai toks pasiūlymas. Tikiu, kad Viešpats visa širdimi to trokšta, jis to nori, jis dega tuo troškimu, kad žmogus ateitų. Pagalvokime, Dievas sukūrė visą kūrinyje. Ir paskutinę 6 kūrimo dieną, 6 dieną Dievas sukūrė žmogų. Ir tai ypatingas kūrinys, sukurtas pagal Dievo atvaizdą, Dievo paveikslą. Ir Dievas trokšta, kad tas kūrinys, kuris vadinamas kaip visos kūrinijos vainikas, kad jis būtų laimingas, kad jis būtų palaimintas, kad jis turėtų tą bendrystę su savo kūrėju, pažintų savo kūrėją, jį šlovintų, patirtų jo meilę. Taip, todėl tikrai jam širdį turi skaudėti, kai mato, kad jo kūrinijos vainikas nepripažįsta savojo kūrėjo. Pagalvokime, kaip turi jaustis tėtis, mama, jeigu jo mylimas vaikas, sūnelis, dukrelė visiškai nepaiso savo tėvo, motinos, jų negerbė, jų nemyli. Tikrai turi širdį skaudėti. Taigi, Jėzus neatstumė nė vieno, kuris ateina pas jį. Ateinančio pas mane aš neatstumsiu, sako Viešpats. Ir Dievas mus taip pamilo, kad atidavė Jėzų ir kančiai, ir mirčiai. Ir visa tai tam, kad mes galėtume būti išgelbėti per tikėjimą. Jono 3,16, tokia vadinama auksinė eilutė, kurią daugelis mintinai žinote ir net keliomis kalbomis žinote, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tokia jo meilė. Taigi Viešpats nori, kad pažintume ir pripažintume jį kaip gelbėtoją, žmonijos, kaip asmeninį gelbėtoją. Viešpats nori, kad mes jį pažintume kaip mūsų pagalbos šaltinį. Ne tik, kad jau išgelbėjo iš nuodėmių ir paruošė amžinybėje mums amžinus namus danguje. Jis mūsų kasdienė pagalba, čia ir dabar, visada šalia, mūsų pagalbininkas. Jis siuntė šventąją dvasią, kuri būtų tas kasdienis pagalbininkas, tas parakletos, toks įdomus žodis. Ir kiekvienam mums prireikia tosios pagalbos mūsų gyvenime. Pavojus, pagalvokime, pavojus gyvybei, kokia stichinė nelaimė, koks sumus susirgimas, kokia trauma, ten kojos lūžis ir ką žmogus daro. Lūžo koja, reikės susirašyti pas šeimos gydytoją, gal po mėnesio pas traumatologą pakliūsiu. Ne, jums iš karto čia ir dabar reikalingas toj gipsas pagalba. Kilo gaisras, vėlgi reikalinga gaisrininko pagalba. Kokia močiutė, matote, eina su sunkiais rešuliais. Taip, jam reikalinga ta pagalba. Gal jis sunkiai temps, kažkaip pailsėdama, paneždama, bet kokią palaimą, kai kažkas prieina, pasiūlo padėti, pagelbėti, jai panešti. Reikalinga mums pagalba. Ne tik fizinė, bet ir dvasinė, emocinė, vienais ar kitais gyvenimo momentais. Tačiau būna tokių situacijų, kai nei patys, nei kitos žmogus nelabai bepajėgus mums pagelbėti. Tačiau yra tas, kuriam nėra neįmanomų dalykų, kas neįmanoma žmogui, tas įmanoma Dievui, sakoma šventajame rašte, ir mes tuo tikime, mes tai pripažįstame, mes esame tai patyrę savo gyvenime. Jis yra pajėgus pagelbėti, pajėgus išvaduoti, pajėgus atgaivinti. Ir tai yra Viešpats, kuris kviečia priimti tokią pagalbą. Viešpats nėra toks, kuris sakytų, na taip, aš jau miriau už tave, išgelbėjau nuo prakaro, dabar gyvenk, kaip tau einasi, nekvaršink man galvos, po to pasaulio pabaigoje aš sugrįšiu, jeigu būsi ištikimas, aš tave pasiimsiu pas save. Ne, Dievas nėra toks, jisai mus myli, mes rūpime jam rūpi mūsų kasdienybė, mūsų problemos, mūsų sunkumai ir jis visada pasiruošęs ištiesti savąją pagalbos ranką. Viešpats Jėzus kviečia, sakydamas, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą
ir mokykitės iš manęs, nes aš romus, nuolankios širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Tie žodžiai tokie panašus į tai, ką Jėzus pasakė, artindamasis prie Jeruzalės. Kad tu suprastum, kame tą ramybę jūs galite turėti. Jėzus nori parodyti manyje, su manim jūs tą ramybę galite turėti. Ir čia Jėzus tos pačius žodžius tokius pasako. Apaštalas Petras primena mums, sakydamas, paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Paveskite jam. Šiaip kitose vertimuose, kaip toks vertimas tiesioginis, meskite jam. Tu negali pakelti, ko tu jau negali, neišlaikysi. Mesk jam, jis laiko, nori sugauti tai, ką tu esi paruošęs. Nes jis jumis rūpinasi, jūs rūpite jam, kiekvienas iš mūsų. Toks yra viešpats. Viena istorija, yra toks aukščiausias pasaulyje obeliskas iš akmens, yra aukštesnių statulų, bet toks vien iš akmens, iš granito, iš marmuro pastatytas obeliskas pirmajam Amerikos prezidentui Džordžui Vašingtonui. Ir ten turistai gali ateiti su liftu, užsikelti į patį viršų, 169 metrų aukštį ir iš tokio aukščio pažiūrėti aplink esančią panoramą. Ir štai vienas studentas kartu su turistų grupe apsilankė šiame aukščiausiame tokiame akmeninėme statinyje ir jis atsiliko nuo grupės, grožėdamasis tuo nuostabiu vaizdu, tą panoramą, kurią matė iš viršaus. Ir štai jau laikrodis rodo, jau po 5:15 laikas leisti žemyn ir jis prieina prie lifto, o ten užrašas, kad liftas dirba tik iki 17 valandos. Ir vargšas turėjo visą tą kelią laiptais leistis į apačią ir kol nusileido, pasirodo, kad jis ten ir liko užrakintas tame bokšte, darbo laikas baigėsi bokšto. Ir jis ten liko uždarytas ir jis bandė ten baladotis, šauktis, niekas jo negirdėjo. Ir po to galiausiai, dairydamas, jis pamatė, kad ant sienos gana matomoje vietoje yra telefonas. Kokie ištikus bėdai, skambinkite tokiu pagalbos telefonu, atvyks meistrai ir jisai susuko tą reikalingą nurodytą numerį, to jau pat atvyko pagalba, atrakino duris, išleido. Ir kiek jis ilgai prieš tai šaukėsi, daužėsi duris, niekas negalėjo padėti, o atrodo pagalba buvo visai čia pat, visai šalia. Tik tai reikėjo pakelti ragelį, susukti numerį ir paprašyti, pranešti apie tai, kas nutiko. Tai reikėjo susisiekti su tą taip lengvai pasiekiama pagalba. Štai psalmininkas Koracho sūnų, tokia yra giesmė, ir 46 psalmė, 1 eilutė, Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba vargose, visada artima pagalba. Taip, artimesnė, greitesnė, nei greitoji pagalba, būna greitoji pagalba, kuri, kaip senais laikais, sako Klaipėdos mieste, buvo pakankamai greitosios pagalbos. Mano tėvas dirbo greitosios pagalbos vairuotojų, tai senais laikais greitoji pagalba per 2, 3, 4 minutės atvykdavo. Dabar kartais būna, kad ir 45 minutės laukia ir žmogus nebesulaukia tos pagalbos. Tačiau viešpats yra kitoks, jis yra visada artima pagalba. Ir kaip dažnai būna, kad mes papuolame į paniką, nes pamirštame tą pagrindinį pagalbos šaltinį, kuris yra visai šalia. Pagalba artima, visada artima pagalba. Kiekvienas krikščionis, mes turime tiesioginį, nuolatinį susisiekimo ryšį su Dievu. Ir tas nuolatinis ryšys jisai veikia visada. Tačiau daugelis dažnai nepakelia to telefono ragelio, kad kreiptis pagalbos į viešpatį. Pamenu prieš kokią 20 daugiau metų, kaip iš Palangos važinėjau į Klaipėdą ir čia vakare turėjome tokią Biblijos grupelę bažnyčioje. Autobusai į Palangą jau grįždavo, būdavo kartais 8 ar pusė 9 vakare jau paskutinis ir daugiau nebebūdavo autobusų, ne vasaros sezono metu. Ir štai atbėgu į autobusų stotį ir nebėra autobusų grįžti į Palangą. Kovo mėnuo, sniegas su lietumi, šalta, tamsu.
Taksistai sako, gali nebelaukti, jeigu nori, sėskis ten už keliasdešimt litų, dar litai buvo, nuvešim, kurių be abejo ir nėra ir nesinori tokios sumos mokėti, kokios paprašė. Ir dar vienas vaikinukas, irgi toks pat buvo, kuris mokėsi studentas, milicijos, policijos mokykla tokia Klaipėdoje buvo ir jis vargšas nebespėjo. Ir dviese lengviau visada negu vienam, šiandien brolis Ilja paminėjo, ar tai gerame ar blogame dalyke lengviau pakelti. Ką darom? Einam į autostradą ten prie žemės ūkio technikumą, išeisim, stabdysim, kažkas sustabdys, sustos, parveš. Nuėjome, stabdome 10 minučių, 20 minučių, 30 minučių, absoliučiai nei vienas nenori sustoti. Galbūt mato, kad su policininko uniforma ir nemėgsta ir nestoja. Nežinau, gal toks Dievo planas buvo. Ir galiausiai galvoju, ką tik dabar buvau Biblijos grupelėje, ką tik dabar užbaigėme tą Biblijos pamokėlę maldą. Aš čia vaikštau sušalęs, šlapdriba krenta ant galvos. O juk mano pagalba visai čia šalia. Kodėl aš užmiršau Dievą, kuris rūpinasi manimi? Viešpatie atsiųsk automobilį, kuris sustotų ir galiausiai parvežtų mane namo. Ir tik pasakiau amen ir iš karto automobilis sustoja. Mercedesas, kur pavežti. Sako, bet aš ne į Palangą važiuoju, aš tik tai iki Pusiaukelės, iki to žiedo, kuris po to į Kretingą aš po to važiuoju. Sakau, gerai, tiks nors pusę kelio, jeigu Dievas tiek padėjo, tai ir toliau padės. Kiek čia skolingi? Ne, niekada aš iš keleivių pinigų neimu. Ir taip greitai sustojom, galvoju, ne, dabar jau tikrai nelauksiu pusvalandžio ar valandos. Viešpatie atsiųsk kitą automobilį. Minutė, 2 praėjo, sustoja kitas. Kokios markės? Vėl tos pačios markės Mercedesas. Vėl galvoju, ačiū tau Dieve. Atleisk, kad aš taip ilgai buvau užmiršęs tą tiesioginį ryšį, kurį turiu su tavimi. Ir vėl parvežė iki pat autobusų stoties, kiek skolingi. Vairuotojas sako, niekada pinigų aš neimu iš keleivių. Štai tokius 2 angelus Dievas pasiuntė, rėdamas pamokyti tokį nesusipratėlį kaip aš, kad jo pagalba yra visada šalia. Tik tai tu pakelk ragelį, kreipkis, tu jam rūpi. Ir kaip psalmininkas sako, labai graži tokia 121 psalmė, keliu akis į kalnus, iš kur ateis man pagalba? Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Mano pagalba ateina iš Viešpaties. Taigi Kristus nori, kad mes pažintume jį kaip mūsų pagalbos šaltinį visame kame, kad jis kaip mūsų pagalba yra visada šalia. Taip, svarbiausia, Kristus nori, kad mes jį pripažintume kaip viešpatį. Jėzus yra viešpats. Ir mes išpažįstame tai giedodami giesmės, giedodami, pavyzdžiui, 15 giesmės žodžiai Jėzus viešpaties vardas. Žinome šią giesmę daugelis mintinai, arba Jėzau, tu mano viešpats esi. Vėlgi matome, išpažįstame Jėzų kaip viešpatį. Paskelbti nesigėdiju, kad mano viešpats jis. Dar viena giesmė. Štai 3 pavyzdžiai, 3 giesmės, kur išpažįstame Jėzų viešpačiu. Tačiau išpažinti ir ištarti, tai nėra vienas ir tas pats. Taip, yra gražu, kad mes giedame, taip, tai yra labai svarbu. Bet viena yra tik tai paskelbti, tačiau išpažinti yra daug giliau, pripažinti. Jėzus yra pasakęs, kam vadinate mane viešpatie, viešpatie, o nedarote, ką sakau. Matote, galima paskelbti, pasakyti, Jėzau, tu mano viešpats esi, o Jėzus man atgal atsakys, Kęstuti, kodėl sakai man viešpatie, viešpatie, o nedarai, ką aš tau sakau. Taigi mes turime, kad gyventi jo valėje. Tai yra ne tobulumo reikalavimas. Nei vienas iš mūsų nesame ir nebusime tobuli šioje žemėje. Bet mūsų gyvenimo kryptis, vektorius, kokie kryptimi einame. Ar mes su Jėzumi einame, gyvename ir siekime klausyti jo balso, gyventi pagal jo valią. Ar Jėzau, kai man bėda, kai aukštame tame obeliske kokiame įstriksiu, aš tau paskambinsiu, o tai paprastom dienom man netrukdyk. Ne, tai pasakyta, mes žinome, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų, tačiau tai yra tik tai pusė frazės. Ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių. Ir tai keičia prasme. Jeigu aš tikiu, Jėzus yra prikeltas, jis yra gyvas, jis yra šalia, jis viską mato, ką aš darau, gerą ar blogą.
Jis yra visada pasiruošęs padėti, pagelbėti, spręsti problemą. Žinau, jis mato ir kaip jis jaučiasi, kai aš nusidedu, kaip jis jaučiasi, kai aš kažką tai jam patinkančio padarau, pradžiugino jo širdį. Ir tai viską keičia mano supratime, išpažinime to, kad Jėzus yra viešpats. Jėzus nori, kad mes ne tik skelbtume, sakytume Jėzus viešpaties vardas, bet kad išpažintume jį kaip viešpatį. Tai reiškia, kad jis viešpatautų mūsų gyvenime. Ir tai yra mūsų pačių labui. Ne taip, kad Dievo savigarba tokia, aš noriu, kad jūs mane karaliumi išpažintumį viešpačiu, kaip kartais valdžioje pasaulyje žmonės užima aukštą postą ir nori, kad visi jiems lenktųsi ir kojas bučiuotų savo tai ego patenkinti. Ne. Tas Jėzaus išpažinimas viešpačiu visų pirma reikalingas yra mums, kad mes turėtume tikrąjį apstų amžinąjį gyvenimą, džiaugsmą, ramybę, palaimą, amžinojo gyvenimo viltį danguje. Tai yra būtina sąlyga tam, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, viešpats yra paruošęs tiems, kurie jį myli, kurie išpažįsta jį viešpačiu. Taigi, Jėzus nori, kad išpažintume jį kaip viešpatį. Mūsų pačių labui, mūsų geroviai, mūsų galimybei gyventi apstų, palaimintą, pašventintą gyvenimą. Jėzus pasakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčioje turėtų. Ir tas apstus gyvenimas neįmanoma, jeigu mes neleisime Jėzui viešpatauti, karaliauti, tvarkyti visą ką mūsų gyvenime. Jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, sako viešpats. Tai yra taip, kaip mums sekasi gyventi pagal Dievo žodį, taip parodo, kiek mes jį mylime. Taigi Jėzus, kuris mirė už visus, jis vertas to, kad pripažintume jo galę, pripažintume jo išmintį, jo šlovę. Jis vertas to, kad tikėtume jį paklusdami jo žodžiui, kad kasdien pasitikėtume juo visur ir visada, mylėtume jį labiau nei ką kitą ir tą meilę parodydami, tarnaudami jam ir savo artimui, paklusdami jo žodžiui, kad sektume jį, kur jis mus bevestų, kad teiktume jam pirmenybę, niekam neleisdami atsistoti tarp viešpatės ir tarp mūsų ir užimti tą vietą, kuri tik jam vieninteliam priklauso. Pats viešpats yra pasakęs savo garbės, savo šlovės, nesidalinsiu su kitu. Kad jis būtų mūsų pavyzdžių ir galiausiai, kad jis būtų mūsų karaliumi, jis būtų mūsų viešpačiu visame kame. Ir pamastykime, kiek mes trokštame, kad jis viešpatautų mūsų gyvenime. Ar mes tik tai norime tik tai to, kad jisai mus nuo pragaro apgintų ir vietą danguje laikytų mums paruošę, ar trokštame, kad jisai čia ir dabar taipogi viešpatautų visose mūsų gyvenimo srityse. Jei kas mane myli, sako viešpats, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Pasidarysime jame buveinę, jo Algirdo Jurėno vertime, buveinę. Suprantate, jūs esate Dievo buveinė, ta palapinė, tas tabernakulis, kuriame pats viešpats gyvena. Argi tai nepaskatina, neparagina, neprimena, kokia yra mūsų atsakomybė ir kokia palaima, kokia privilegija. Taigi, Kristus taipogi nori, kad mes pripažintume jį kaip mūsų draugą. Kartais tikintieji krikščionys bijo pripažinti, Jėzau, tu esi karalius, viešpats Dievo sūnus. Ir primirštame, kad Jėzus taipogi nori būti mūsų draugas, ypatingas draugas. 178 giesmę mes giedame, Jėzus draugas amžinasis, jis gyvenimo prasmė, graži giesmė, gili prasmė, prasminga giesmė ir teisinga giesmė. Ir Jėzus yra pasakęs, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Taip, jis tai sakė savo apaštalams, mokiniams, bet tie žodžiai, jie absoliučiai kiekvienam tinka. Būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Ir tas lietuviškas žodis, draugas, jis toks gražus yra, kilęs nuo žodžio drauge, kuris yra drauge. Ir toks graikų filosofas Aristotelis 4 amžiuje gyvenęs yra pasakęs, jis draugystę apibūdino kaip viena siela dviejose kūnuose. Toks pirmą kartą tokia frazė išgirdau, labai tokia įdomi. Tai tobulas apibūdinimas yra tosios draugystės, kurią galime džiaugtis kaip krikščionis kartu su Kristumi. Vienas kūnas,
vienas su Jėzumi Kristumi. Ir mūsų draugystė su Jėzumi, ji prasideda mūsų išgelbėjimo metu. Ir tokia draugystė turi augti, ji turi stiprėti visą mūsų gyvenimą su Jėzumi. Yra nuostabų žodžiai Amoso knygoje ir labai lengva atsiminti. 3.3, 3 skyriaus 3 eilutė. Argi du žmonės eina kartu, jei nėra susitarę? Arba kitame vertime, ar gali dviese eiti kartu, jei nėra susitarę? Aišku, čia yra retorinis klausimas. Atsakymas – ne, negali. Jeigu kartu einate žvejoti, jūsų abiejų noras sutapo. Kartu einate į kiną, reiškia ir vienas ir kitas einate kartu tą pačią kryptimį, jūsų norai sutapo. Jeigu vienas tempia į žvejybą, kitas į kiną, niekaip jūs kartu jau nebegalėsite būti. Taigi, ar du eina kartu, arba galima kitą žodį, eina drauge, jeigu nėra susitarę. Ir pagalvokime apie Jėzų kaip mūsų draugą. Ar galiu su Jėzumi eiti drauge, jeigu nesutariu su juo? Dėl vienos valios, vienos krypties, dėl vieno supratimo, kas yra teisinga, o kas visiškai nepriimtina Dievui. Ir Jėzus yra kelias, jis pats pasakė, aš esu kelias. Kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir jeigu aš noriu eiti drauge su juo, aš turiu prisijungti prie jo. Ne jis prie mano kreivo kelio, bet aš prie jo, prie tiesaus kelio turiu prisijungti. Ir tuomet mes jau einame drauge. Draugai. Tie, kurie yra drauge. Ir jis yra draugas amžinasis. Toks, kuris nepalieka, toks, kuris neapleidžia. Gyvenime esate patyrę, kad įvairių draugų galbūt yra tekę turėti. Po to sakome, jeigu paliko, reiškia netikras draugas ir tai buvo, užmirždami, kad žmogus nėra tobulas. Ir toje pačioje giesmėje mes sakome, jei skaudi vienatvė spaudžia, jei praradome draugus, Jėzus, kurs visus priglaudžia, draugas amžinas mums bus. Tas, kuris niekada nepaliks, niekada neapleis, tik tai mes jo neapleiskime, nepalikime. Taigi pamastykime tai, ką šiandieną girdėjote, ko Viešpats trokšta iš mūsų, kad mes jį pripažintume ir pažintume vis labiau ir giliau jį kaip mūsų gelbėtoją, kaip mūsų pagalbą visose bėdose, kaip mūsų viešpatį, kuris nori viešpatauti mūsų gyvenimą ir kaip mūsų draugas amžinasis. Nes kaip rašte pasakyta, amžinasis gyvenimas tai pažinti. Pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siųstąjį Jėzų Mesiją, Jėzų Kristų. Pažinti jį tokį, koks jis yra, ne tokį, kokį mes patys galbūt linkę susikurti, nusipiešti, bet toks, kokį mums jį apreiškia Dievo žodis, šventasis raštas.